tai, ne? Jo, viskas. Taip, laba diena. Šiandien su Robertu. Robertas, jo? Labas. Robertas. Nu, taip. Ne, tiesiog pas mane laidoj nėra pareigų, nėra partijų, taip. nėra nieko, yra vardai. Nu, ten paskui rašysiu, kad Robert Duchnevičius. Gerai. Laida yra 10 žmonių, 5 klausimai. Koks tu būsi pagal numerį, kai bus išleista laidoje, aš nežinau. Pirma laida jau nuėjo. Visiems primenu, kad šitas ciklas daromas yra tam, kad žmonės prisimintų, kas buvo. Ir antras jo uždavinys yra surinkti paramą 210 šturmo pulkui, kuris dabar labai sunkiai kariauja Pakrovsko srityje. Gerai, Robertai, pirmas klausimas. 22 metai, 02 diena, 02 mėnesis, 24 diena. Ką tu prisimeni? Konkrečiai, ką tu prisimeni? Prisimenu draugo žinutę turbūt. Jis sako, šakės karas. Naktį. Tada pasižiūri, viskas mirga, žinai. Ir tikrai tada buvo toks viduje baisus jausmas, ne? Nes tai, nu, tai, ko nebuvo, pas mus čia šalia. Garsiau. Ir iš tikrųjų, tada tai, kas atrodė galbūt sunkiai įsivaizduojama ir realu, kad gali būti šalia mūsų, tapo realybė, visa spauda mirga, matome baisius vaizdus, tos oro antskrydžius visus ir panašiai, daug visko, šviesų garso, kaip sakoma, na tikrai tas jaudulys ir visą dieną sėdi stebi naujienas. Aišku, antras klausimas. Kokios mintis tą dieną atėjo? Nu ir galbūt biškai vėliau. Kad ramus laikai nebūna visada, istorija jinai moka atsikartoti ir iš tikrųjų tai, ką mes skaitome vadovėliuose, arba kas atrodo, kad yra kažkur toli nuo mūsų pasaulyje, tai iš tikrųjų yra labai arti. Ir kad jeigu mes, tada jau ateina suvokimas, jeigu mes nepasirūpinam savo bendrai saugumu, savo artimųjų saugumu, tai niekas už mus to irgi darbo nepadarys. Tai kad tas dalykas, kai atrodė, kad, žinai, gyvenam ramiai, o kai kurios valstybės, tokios kaip Suomija, ne, 100 metų ruošiasi tam, kas, nu, žinai, vis neateina, bet gali kažkada ateiti, tai iš karto tos mintis, kad, na, hebra, reikia pasistumėti. Reikia kažką daryti. Gerai, mes važiuojam toliau. Čia sąžiningumo klausimas. Rėmėjai ir kaip rėmėjai, jeigu rėmėjai Ukrainą. Na tai... Nedarbu savo, o kaip fizinis asmuo Robertas Duchnevičius. Tai tas minimalius turbūt, ką kiekvienas žmogus gali padaryti, tai kažkokios simbolinės aukos, ne, kurią tu gali ar palgos, ar kažkur pervesti, tai buvo, bet dažnai būdavo irgi, na, mes turėjome skirtingų irgi kontaktų, aš jau kaip ir dirbęs merų pradėjau dirbti, tai labai aktyviai su kai kurių irgi dabar neprisiminsiu konkrečių gyvenviečių arba šitų savanorių atstovais, kurie Ukrainui irgi veža tą tinkamą paramą, tai mes iškojom transporto kažkokio ten, nu, kad perduoti ten ir per pažįstamus kažkokius ten klausim. Na, taip pat irgi nepaslaptys dirbant institucijų, tu matai daug nurašoma transporto, geisinius automobilius buvo mintis pirmą perduoti. Jo, aš atsimenu, buvo. Tai buvo tokių dalykų. Tai vat, nu, per tokias minkštas priemonės, kurias gali padaryti ir per visokiausias, aišku, visų pirma, turbūt dvasinės, kaip vadinu, akcijas, nes labai svarbu yra iš tikro ne tik finansai, bet ir tai, kad yra ta moralinė parama ir kiti dalykai. Tai mes pastoviai ir kviečiam, kontaktą turime iš Ukrainos ten su atitinkamų sričių gyventojais ir ar kolegomis, su kuriais susipažinom skirtingomis formatais, skirtingose formatuose europinėse, ten diskusijose kažkur, ten su kažko Lenkijai susipažino ar panašiai. Tai vėlgi turėjom delegaciją, čiagi turėjome ir Lietuvoje, tai na, svarstome, kaip ta prasme galima būtų ir su jaunimu dirbti ir panašiai. Na, tai tokias minkštas priemonės, kurios yra įmanomas, bet iš tikrųjų tai labai svarbu yra ir tas, na, net ir skambutis kartais, žinai, kuris gali dvasiškai paremti žmonės. Aš supratau per tą laiką, kad kartais, žinai, tas stiprybė dvasinė, na, jinai išauga, kuo daugiau žmonių tave remia, bent jau to tikrų moralinių palaikymų. Tai yra labai svarbu. Tai šitą dalyką darom, su ko bendravom. Nu, tai tokios. Aišku, tada toks liūdnesnis klausimas. Kaip manai, kodėl žmonės Lietuvoje, apie Lietuvą kalbam tik tai, labai pradėjo mažai, sakykime taip, lietuviškai netaip skamba, mažiau pradėjo remti Ukrainą? Na, aš manau, čia nėra tik Lietuvos tendencija, ne? Nu, mes kalbam apie Lietuvą. Nu taip, bet tai čia yra bendrai ta tendencija šito regiono, dėl to
Na, kad visų pirma turbūt yra tas tipinis atsakymas, kai užsitęsia, tu pripranti truputį ir pas tave dar neatėjo kol kas, ne? Ir kai tu matai, kad ten toliau, nu tai, žinai, diena iš dienos kažkas vyksta, čia kaip ir pandemija paimsim, koks COVID buvo, visi staigiai ten, žinai, buvo Išsigandavo, paskui nusiramino. tada tu pripranti, jau atsiranda kokios vakcinos, tu pripranti su to gyventi, kad tai jau tampa tavo kasdienybė, rutina. Ir tas karas, jis tampa, jeigu susitęs, jis tampa rutina, jis yra toks lėta fazė, čia nebuvo staigaus kažko, ne, tasme, nepavyko irgi rusams įgyvendinti galbūt tų pirminių užmačių ir ta prasme, ten okupuoti staigi Ukrainos, nepasiekti ten Kijevą ir panašiai, tai jis susitęsė. Ir kol mes neturime šito dalyko savo teritorijai, tai man atrodo žmonės pradeda jau taip nerimtai kartais ir vertinti. Nors ir tas nuovargis ir tas nerimtas vertinimas dėl užsitęsimo, jis kartais užliuliuoja, kas nėra gerai. Iš tikrųjų mes turime grįžti į tą pirminę fazę ir būti joje nuolat. Gerai, paskutinis klausimas. Ir čia klausimą užduosiu jau ne kaip Robertui, o kaip socialdemokratų vicepirmininkui. Ką padaryti, kad šito karo nepralaimėti? Ką gali padaryti valdžia, žmonės, konkrečiai jūs? Na, visų pirma, tai investuoti į tai, į ką reikia investuoti. Nesuprantam, jeigu neinvestuosi į mūsų saugumą, tai tada jau nereikės į nieką, nei į ekonomiką, nei į kitus reikalus investuoti. Tai vienas dalykas yra, dėl ko dabar diskutuoja kartais politikai, tai yra kariuomenės poreikiai. Tai aš nekalbu net, kai mes ten kai kurie bando tai jau dabar atlyginimų klausimų paversti, o aš kalbu apie tai, apie įsigijimą atitinkamų technologijų, kitų dalykų, kad užtikrinti ten oro saugumą, kitus dalykus. Tai tas poreikis būtent pagal karinį patarimą. Kitas dalykas - investicija bendrai į irgi civilinę saugą, nes žmonės turi būti pasiruošę. Tai čia jau yra vidaus struktūros reikalas, nes mes truputį kai kuriuose vietose atsiliekam. Ir būtent darbas su žmonėmis, mokymai, kiti dalykai, irgi sustiprinimas algoritmų, nes algoritmai tai ne visada suveikia. Vienas yra popierėje, kitas dalykas yra, kai jau labai dažnai nesuveikia. Tai šitas dalykas, kai reikia irgi turėti tos praktikos. Ir čia turbūt reikia bendrauti ir su Ukraina labai, nes jie pamatė, kaip realiai tai veikia, turi jau patirties tos ir tos patirties reikia semtis. Na ir diplomatiniai santykiai, kas yra irgi labai svarbu, tai NATO konsolidavimas, partnerių konsolidavimas, įtikinėjimas, kokiam regione gyvenam ir kiti dalykai, tai yra labai svarbu. Mes suprantam, kad pasaulis yra labai nestabilus dėl vienų ar kitų politikų išrinkimo, bet visur reikia tikrai proaktyviai veikti. Proaktyviai veikti ir formuoti tą poziciją, nuomonę ir tai turi daryti, aišku, žmonės, kurie geba tai daryti. Labai tikėkime, kad taip ir bus. Ačiū, Robertai. Ačiū.